Amazonas skelbėsi, kad jeigu telefonas netitiks tavo lūkesčių, turės problemų ar kažkas tiesiog neveiks, jie iš karto tau grąžins pinigus arba pakeis telefoną į kitą. Jeigu taip gaunasi, kad telefone yra kažkokia problema, per grubiai 3 mėnesius tu ją vis tiek pastebėsi. Vis tiek naudojas telefonu. Ir Amazono siūloma tokia minkšta pagalvė, tas 3 mėnesių garantija, jinai duoda tokio komforto iš esmės. Bet man buvo labai įdomu, o kas jeigu, tarkim, gauni, blogai veikiantį telefoną, kas tada vyksta? Tai aš prieš pirkdamas realiai savo ragelį, aš researchinau labai iš tos blogos patirties ir kaip Amazonas sprendė. Tai vienas iš pavyzdžių buvo, kad bičiukas nusipirko ragelį ir jo bendra kondicija buvo ne tokia, kokios jis tikėjęs. Jis pirko aukščiausios kondicijos, o gavo nemažai subraižytą ir išmaltų USB-C lizdų. Jisai parašė suportą ir Amazonas iš karto atsiuntė jam nuorodą, kur siųsti telefoną ir klausimą, ar norite atgauti pinigus, ar gauti tokį patį. Vėl, iš naujo. Jis pasirinko gauti naują telefoną ir jį gavo greičiau netgi negu senąjį ir jis jau atėjo idealios būklės. Jau viskas buvo perfekt. Ir aš galiu pateisinti realiai tokį sprendimo būdo modelį, nes tokiom dideliom korporacijom yra tiesiog pigiau taip spręsti problemas, duodant kitą produktą, negu gilintis, aiškintis, kieno ten feilas, kas ten padarė. Jie visą tą padarys paskui patys, bet tau, kaip jų klientui, yra žymiai geriau, kad jie būtent sprendžia taip tiesiog. Arba grąžinam pinigus, arba duodam kitą telefoną.